Sveiki visi, atvykę į Nacionalinio žmogaus teisų forumo dar vieną diskusiją. Jos tema yra sisteminė diskriminacija ar integracija. Vilniaus kirtimų taboro nugriovimo atvejais. Ir mes turėsime panel diskusiją, bet prieš tai, kaip startą mūsų pokalbį, mes turime pranešimą iš Žmogaus teisų centro. Su mumis yra Kristina Rukaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro tyrimo vadovė ir taip pat Monika Guliakaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro advokacijos vadovė. Jų tyrimas vadinasi Lietuvos nediskriminavimo politika, Lietuvos žydų ir romų bendruomenių atvejai. Mes turėsim apie 12 minučių išgirsti jūs, galbūt dar turėsim laiko porai klausimų ir tada pereisim į diskusiją. Tai Kristina, Monika, scena jūsų. Sveiki visi, ačiū, kad tie, kurie liko iki pabaigos, šiandien ilga diena buvo, bet pilna turiningų diskusijų, tai tikiuosi, kad ši bus neišskirtinė įdomumo atveju ir taip pat jūs sudomins. Tai mes su Kristina neseniai parengėm tyrimą apie Lietuvos nediskriminavimo politiką, fokusavomės į dvi Lietuvos bendruomenės, tai yra romų ir žydų. Žydų tyrimo dalį pristatėme šiandien anksčiau, gal teko būti diskusijoje apie antisemitizmą. O šiandien fokusuosimės į antičigonizmą ir taip pat turime, kol nepamiršau, turime tyrimo santraukų, kas nespėjo pasimti, tai dar atnešiau čia ant palangės, padėjau, galėsite prigriebti po diskusijos. Tai trumpai apie tyrimą, jį atlikome įgyvendinamos projektą S4Change ir Pokyčio link, finansavo ES ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos. Ir tyrimo tikslas buvo identifikuoti Lietuvos teisinės bazės trūkumus nediskriminavimo srityje, įgarsinti Lietuvos žydų ir romų bendruomenių šiandienės antisemitizmo, antičigonizmo ir ksenofobijos patirtis, taip pat suformuluoti rekomendacijas valstybės institucijoms, siekiant tobulinti atsaką į įvairias diskriminacijos formas Lietuvoje, bei didinti visuomenės sąmoningumą apie antisemitizmą, antičigonizmą ir ksenofobiją. Šioje vietoje gal norėčiau pridėti, kad diskusijoje turėsime apie Vilniaus atvejį ir turime Vilniaus miesto iš savivaldybės atstovės. Tiesiog noriu pažymėti, kad tyrimas fokusavosi į nacionalinę politiką, mes nenagrinėjom Vilniaus miesto integracijos plano, tai tiesiog noriu apsibrėžti ribas. Tai pirmiausia, kas yra tas antičigonizmas ir apie ką mes šiandien kalbėsime ir turbūt minėsime, tai yra įvairių formų diskriminacija prieš romų kilmės ir tautybės žmonės. Ir nors ta savoka nėra vienareikšmė visose ES valstybėse, tarptautinės organizacijos, skirtingų šalių vyriausybės, romų lyderiai ir nevyriausybinės organizacijos juda bendro sutarimo link, kad antičigonizmą turėtume suprasti kaip specifinę rasizmo prieš romus formą ir vieną esminių jų socialinės atskirties ir nelygybės priežasčių. Tai tyrimą sudarė dvi dalis - teisinė analizė, kurią atlikau aš, ir kokybinė dalis, kurią atliko Kristina ir netrukus pristatys. Tai iš esmės matom, kad teisinė bazė yra pakankamai tinkamai suformuota ir priimta, kad apsaugotų nuo diskriminacijos. Tai turim lygių galimybių įstatymą, kuris įvairiose srityse saugo asmenys nuo diskriminacijos, tačiau jame nėra struktūrinės ir sisteminės diskriminacijos sąvokų ir taip pat bendruomenės nepraneša apie patiriamą diskriminaciją arba praneša itin retai. Taip pat aktualus yra baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris apima pavojingesnius diskriminacijos atvejus, tokius kaip praėjusiais metais įvykęs įvykis Jonavoje, kavinėje Pilnas pilvas, gal kam teko girdėti, kai moteris romų kilmės buvo neaptarnautos ir išmestos iš kavinės. Tai tikimės, kad pavyks teisminiu būdu užfiksuoti diskriminacijos faktą ir turėti teisminį precedentą. Ir taip pat romų bendruomeniai aktualios yra neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų saugančios nuostatos. Romų bendruomenė išlieka, kaip turbūt peržengiu jau iš savo dalies, išlieka didžiausia socialinė distancija patirianti bendruomenė, tai atsispindi ir neapykantos kalbos patyrimuose. Tai ką galim kaip čia
susumuoti, tai teisinės reguliavimas iš esmės atitinka tarptautinius ir europinius standartus, tačiau kyla sunkumų šiuos standartus tinkamai ir efektyviai įgyvendinti, ką ir minėjau, žmonės nesikreipia dėl patirtos diskriminacijos, dėl įvairiausių priežasčių, dėl baimės, nepasitikėjimo, neigiamų patirčių iš anksčiau. Ir taip pat labai svarbi tyrimo dalis buvo strateginės politikos analizė, kuri mūsų tyrimo duomenimis išlieka labai silpna. Lietuvoje įgyvendinami strateginiai dokumentai kaip Romų integracijos planai ir nediskriminavimo skatinimo planai stokoja tiek tinkamo finansavimo, tiek strateginės vizijos. Nediskriminavimo veiksmų planas neatsižvelgia į tautybės ar etninės kilmės aspektus, o Romų integracijos planą vertiname kaip labiau atskirų priemonių rinkinį, o ne strateginės valstybinės pozicijos Romų grupės integravimo klausimų. Tai čia gal perduosiu žodį Kristinai. Ačiū. Taip, sveiki. Dėkui, Monika. Aš atlikau kokybinę tyrimo dalį, tai ją sudarė pusiau struktūruoti interviu su bendruomenės nariais ir lyderiais bendruomenės ir taip pat fokus grupė su institucijų atstovais. Tai tyrimo metu išgirdome ar ne daug kam jau pažįstamus, tikrai ne naujiena, turbūt bus tie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria bendruomenė. Tai iššūkiai bandant ar ne įsidarbinti, susirasti ar išsinuomoti būstą, iššūkiai išliekant ar ne švietimo sistemoje ir diskriminacinės patirtis tenais. Na ir žinoma, ypač neigiamas visuomenės nuostatos, bei, ko nepaminėta čia, nepasitikėjimas institucijoms ar ne, ir žiniasklaidos vaidmuo, dėl ko Romai jaučia didžiulį neteisybės jausmą, dėl reprezentacijos ar ne, labai jaučiasi prastai. Bet šiandien tiesiog noriu akcentuoti keletą dėmenų, kuriuos visi, ar ne, įskaitant ir institucijų atstovais, turime suprasti tiesiog norėdami adresuoti šios iššūkius, tai truputį ne konkrečiai juos, bet tiesiog tokius bendrinius dalykus, ką matome iš bendruomenės atstovų liudijimų. Tai pirmiausia, ar net neigiamų visuomenės nuostatų svarba, kad visos tos sritis yra susijusios su neigiamom visuomenės nuostatom, kurios užkerta kelią ar net tam tikrą prasme užsitikrinti asmenims bazinius poreikius, kaip tiesiog pajamų šaltinis ar ne iš darbo, ar tiesiog galimybė išsinuomoti būstą ar panašus dalykai. Bet ką akcentuojame ar ne, kad tai nėra tik tais mano kaip visuomenės narės individualios nuostatos, bet tai yra mūsų visų bendros nuostatos, dėl kurių privalome visi ir stengtis. Ir tą akcentuojame, ar ne, kad valstybės pastangos yra esminės, mėginant užkirsti ir keisti šitą sritį. Taip pat, ką svarbu ypač paminėti, tai toks vienas iš probleminių aspektų, ar ne, kad dažnai tas stereotipas netgi ir tarp institucijų, kad Romai tiesiog neturi motyvacijos, patys nesistengia ir panašiai. Tai ką bandome parodyti, ar ne, koks iš tų liudijimų, koks yra iš tikrųjų poveikis, kad žmonės patyrė ilgalaikę sisteminę diskriminaciją. Tai natūralu, kad kai tavo visoje aplinkoje žmonės negali įsidarbinti, nuolat patiria žvilgsnius ar nežeminančius ir apskritai bet kokį elgesį įvairiose situacijose, tai natūralu, kad gali išsivystyti ar ne tas nepasitikėjimas institucijom ir apskritai visuomenės nariais ir visuomenės teikiamomis galimybėmis. Tai tiesiog akcentuojame, kad motyvacija nėra kažkoks savaime nukrentantis dalykas iš dangaus, kad tai yra socialinių kontekstų veikiamas dalykas, kurį reikia skatinti ir tai nėra privilegija. Tarsi reikia žmonės skatinti įsitraukti, kad galėtų keistis dalykai. Na ir tas nelygiavertiškas požiūris, kurį akcentuoja ir ta visa diskriminacijos patirčių visuma neabejotinai ir gilina tą atskirtį, ar ne? Ir čia labai svarbu, kad ir tarp institucijų atstovų tas požiūris yra, nėra būtinai lygiavertiškai traktuojantis Romų bendruomenę. Ir tiesiog tą kelias citatas įdėjau, kad žmonės tiesiog dažnai jaučia tą atstumimą, jaučiasi, kad yra ne to lygio, dažnai jaučiasi kaip ne žmonės ar ne gatvėse. Tai tiesiog norim pabrėžti, kad turime apie tai galvoti, kai kuriame priemonės, kai bandome ar ne kažkaip atliepti tos bendruomenės poreikius.
Ir čia nežinau, gal jau laiko nebelabai turime, bet pamėginsiu tiesiog, kadangi kalbėsime apie taborą, tai taip pat galvojame šiek tiek užsiminti apie tai. Tiesiog tą esminę skirtį, kaip vyko procesas, ar ne, tai ir aš čia turiu taip pat paminėti, kad aš net neklausiu žmonių apie taborą konkrečiai, bet kai klausi žmogaus, kaip jis užaugo, kaip atrodė vaikystė, tai natūraliai ar ne, žmonės, kurie gyveno tenai ir pasakojo, kad tai buvo jų namai, ar ne, tai buvo jų žaidimų aikštelė ir visa kita. Ir būtent tai yra bendruomenė ir yra. Tai yra namai, tai yra jų bendruomenė. Čia turiu galvoje, kad taboras jiems yra tai, na, o institucijoje akise tai buvo ir galbūt didelė dalimi vis dar yra, ar ne, kažkoks Vilniaus pūlinys, kurį reikėjo tiesiog išoperuoti. Ir ką norime pabrėžti, kad net ir institucijų atstovai žinodami, ar ne tos iššūkius, kad griovimo procesas vyko neetiškai, kad alternatyvus būstas buvo suteiktas labai nedideliai daliai asmenų, net pateisina tam tikrą prasme, vis tiek mato tos pozityvius, tai kaip pozityvų, tiesiog, kad galbūt jau įvyko integracija, nes dabar gyvena žmonės skirtingose jau vietose, o ne vienoje. Ir taip pat, kad galbūt žiniasklaida taip neberašys blogai, tai galim tikėtis visuomenės nuostatų gal pokyčio. Tai mūsų požiūriu, ar ne, tai ir yra ta dalis, toks iliustratyvus atvejis, kad tai ir yra sisteminės diskriminacijos pavyzdys, nes netgi ir visiškai neetiškai ir nekorektiškai vykdytas procesas matomas kaip pozityvus, žodžiu, atvejis. Tai gal taip trumpai. Turime čia dar krūvą rekomendacijų, bet, gerai, tai truputį tada pratęsiu. Tai ypač aktualu Romų bendruomenėje, ar ne, kad siūlome į lygių galimybių įstatymą įtraukti daugialybės ir struktūrinės diskriminacijos savokos, nes etninė tapatybė Romų atveju neapsiriboja etniškumu. Buvimas Romų, turiu galvoje, Lietuvoje, tai yra daug platesnė savoka, ar ne, socialinių įvairių iššūkių amplitudė. Gali būti ar ne socialinė padėtis, socioekonominė padėtis. Taip pat Monikos toks spyris ar nestiprinti strateginių dokumentų rengimo ir gyvenimo tradiciją, nes tiesiog nagrinėjant dokumentus, tai atrodo ne ilgalaikiškai. Tokia principinė nuostata, ar ne, ką ir patys Romai jaučia dėl to nelygiavertiškumo, kad, kuriant tas priemonės, svarbu galvoti apie tai, svarbu galvoti apie lygiavertiškumą, lygiateisiškumą ir matyti bendruomenę kaip tokią, kuriant tas priemonės. Taip pat, ką ir minėjau, ar ne, tą uždaro rato principą, kada žmonės yra ilgalaikė patiria diskriminaciją, tada patys ir atsiriboja šiek tiek, neturi pasitikėjimo, tai vėlgi kurti tas papildomas motyvacinės priemonės yra ypač svarbu. Ir taip pat užtikrinti, kad asmenų iškeldinimo iš kirtimų taboro pasiekmes būtų įvertintos ir adresuotos instituciniu lygmeniu, nes vis dar žmonės patiria tas pasiekmes. Ir čia tokios kelios konkretesnės, ar ne, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių steigti mokamas Romų tarpininko pozicijas, kas yra labai svarbu Romų bendruomeniai. Taip pat labai irgi nepaminėtas dar sritis, ar ne, Romų sveikata, kur yra labai irgi didelė atskira tema, ar ne, kad tai yra labai jauna bendruomenė. Tai vienas iš pasiūlymų, ar ne, būtų tiesiog stiprinti santykį tarp Romų bendruomenės ir sveikatos priežiūros įstaigų. Ir daugelis kitų, kurias galite rasti leidinėje. Dėkui. Ačiū Kristina, ačiū Monika, Lietuvos žmogaus teisų centro tyrėjos. Labai geras startas į mūsų tolesnį pokalbį, tęsiant kelią nuo tos vizijos, kurią jūs ką tik pateikėt, iki to, kur mes dabar esam, kokiam taške mes esam. Tai aš noriu pakviesti į sceną Agnieszką Avin, organizacijos Padėk pritapti edukatorę, Lietuvos socialinių mokslo kolegijos sociologijos instituto jaunesnėje mokslo darbuotoja ir doktorantė. Agnieszka yra su mumis čia. Taip pat
Taip pat Albina Vilčinska, Lietuvos Respublikos kultūros viceministra. Sveiki, Albinai. Kristina Saidova, Vilniaus Romų bendruomenės narė, profesionalė vizažistė, grožio salone Vilniuje. Labas, Kristina. Ir taip pat su mumis yra Simona Bieliūnė, edukologijos mokslų daktarė ir Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė. Sveiki, Simona. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, aš esu žurnalistas, vienas redaktorių NARA komandoje ir mes keletą garsinių dokumentikų skiriame Lietuvos Romų bendruomenės temai ir mūsų žurnalistė Giedrė Pesickytė praėjus maždaug pusmečiai nuo taboro tokio oficialaus griovimo kaip ir pabaigos tyrė situaciją, kokia situacija buvo tada. Tai buvo 2020 metai ir dabar mes esame 23-ųjų pabaigoje. Vėlgi bandysim vertinti progresą. Aš taip pat noriu pridurti, kad diskusija yra įrašinėjama, ji bus prieinama YouTube kanale, Nacionalinio žmogaus teisių forumo specialiam kanale ten. Ir taip pat ši diskusija yra verčiama į anglų kalbą bei gestų kalbą. Prieš pereinant prie klausimų, aš noriu perskaityti tekstą, kurį žmogaus teisių forumo organizatoriai pateikė kaip formuluodami tai, ko iš mūsų tokį tarsi startinę poziciją, nuo kurios galima atsispirti. Porą pastraipų būtų tokios. Įvyko kontekstas, turimo omeny kirtimų taboro nugriovimas. Tikina, jog šis procesas buvo teigiamas žingsnis siekiant integruoti Lietuvos Romų bendruomenę į visuomenę. Tačiau ar išties sudėtingas ir kompleksinis Lietuvos Romų integracijos klausimas, griaunant taborą, lėmė sėkmingą Romų bendruomenės integraciją? Ir ar jis buvo sprendžiamas tinkamai bei efektyviai? Diskusijos pagrindinis tikslas – išnagrinėti Vilniaus kirtimų taboro nugriovimo procesą kaip iliustratyvų ir sudėtingą Romų integracinės politikos atvejį, aptarti proceso privalumus ir trūkumus iš institucijų ir tabore gyvenusiųjų perspektyvų. Toks yra pranešimas nuo žmogaus teisių forumo organizatorių. Ir aš norėčiau pradėti nuo, Kristina, nuo jūsų iš tikrųjų, nes jūs geriausiai iš mūsų visų žinot situaciją iš vidaus, nes pati esate gyvenusi tabore bent jau kurį laiką ir galit papasakoti apie tą procesą nuo tada, kai taboras buvo nugriautas, iki kas yra įvykę dabar, kokia yra situacija su jums pažįstamoms šeimoms, kokia situacija su būstais, apskritai su pasikeitusiu gyvenimu, kaip bendruomenės narė ir atstovė, kuo galėtumėt pasidalinti? Tai sveiki visi, labai malonu dalyvauti šioje konferencijoje. Tai pradėsiu nuo to, kad kažkiek tai laiko aš ten gyvenau, bet gimiau ten, galima pasakyti, užaugau, tapau mama, turiu vaiką. Tai visa mano vaikystė, paauglystė praėjo ten. Ir tikrai galiu daug ko papasakoti, kaip viskas buvo ir kaip dabar viskas yra, nes tikrai dar niekas nėra pakeista. Nepraėjo dar tas momentas, kuris jau per tiek metų, 5 metai praėjo, tai jau turėjo praeiti. Tikrai dar yra labai skaudu. Ir iki šiol žmonėms yra sunku su to susitaikyti. O kodėl? Todėl, kad tai buvo tokia vieta, kur mes jautėmės labai saugiai, ramiai. Nes tai mes skaitėme tą žemę kaip savo namai, savo bendruomenė viena, kurie buvo visi vieningi ir tikrai draugiški, visada viens kitam padėdavo, bet kurioj problemai. Ir tai yra labai skaudu, kada mes šiuo momentu mes nesam tokie vieningi kaip gyvenom tabore. Nes dabar bendruomenė yra išskaidyta, žmonės gyvena skirtingose Vilniaus vietose. Taip. Aha. Ir taip, pavyzdžiui, mums jaunimui yra biški lengviau, bet vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms yra labai sunku. Pavyzdžiui, vaikams, kurie negali susitikti, nes dabar per visus rajonus yra šeimos išmėtytos, mokyklos pakeistos, tik tai ačiū, kad yra mūsų, pavyzdžiui, organizacija Padėk pritapti, kur vaikai gali ateiti po mokyklos.
tai tas ryšys nors ten yra palaikomas. Jeigu nebūtų tokių organizacijų, tai tikrai iš vis nebūtų jokio ryšio tarp bendruomenės. O gali papasakoti daugiau, kur bendruomenė, tavo pažįstami žmonės, kur jie dabar gyvena? Kitaip tariant, ar jiems pavyko gauti socialinius būstus, ar jie liko Vilniuje, ar tas procesas, randant naujus namus, koks jis buvo iš jūsų patirties? Tai galiu papasakoti apie savo šeimą, pavyzdžiui. Puikiai. Tai kai pradėjau griauti močiutės namą, mes visi tam kartu gyvenom, tai močiutė iki šiol negavo jokio būsto. Jau praėjo daugiau negu 5 metai. Ir vieną dieną atėjo policija ir sako, arba jūs patys griaunat šitą namą, arba mes atvažiuosim su buldozeriu ir viską čia sulyginsim. Ir dar gausit baudą. Dar visokie ten gąsdinimai buvo. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad turėjom ieškotis kažkur tai išsinuomot butą mieste. Ir tikrai buvo labai sunku. 1,5 metų tikrai kažkur tai ieškojom, kad išsinuomoti pagal tą kompensaciją, kur dabar yra skiriama Vilniuje. Nieko neradom. Tai visa mūsų šeima, vieni pas vienus šeimos narius gyveno, kiti pas pažįstamus, mama vienoje vietoje, močiutė kitoje vietoje su sūnu. Man reikėjo išeiti pas vyro tėvus tada gyventi tuo momentu. Ir iš to namo, kur buvo nugriautas, tai gavau aš 15 kvadratų naujojo Vilniuje kaip socialinė laikina tokia kaip kambarį. Tai ir ten turėjau gyventi, 5 metus tam pragyvenau su mažu vaiku ir vyru, 15 kvadratų, jeigu įsivaizduoti, tai yra labai mažai ir dar auginti neįgalų vaiką. Ir buvo labai be galo sunku, kad pakeistų į didesnį tą kambarį. Daug buvo pareiškų, daug prašymų teikiam. Agnieška gali paliudyti, kad tikrai jinai man padėjo. Tik tai dabar, prieš mėnesį, aš gavau kitą pasiūlymą. Tai tikrai yra labai sunku kažkur tai išsinuomoti butą arba gauti pagal tą eilę, kur buvo tas visas planas Romų tabore. Dėkui, Kristina. Ir Agnieškai, gal ir galim tęsti su istorija, kurias, jūs žinot, tose rekomendacijose, kurias ką tik girdėjom, buvo tokia viena iš rekomendacijų turėti tokius Romų, tarsi tarpininkus, žmonės, kurie gali padėti integracijos procese. Ir tai, ką jūs darote su Padėk pritapti centru, aš pats ten esu savanoriavęs kurį laiką, tai iš esmės ir yra tokia vieta, kur šeimos ateina pagalbos įvairiausiais klausimais, nuo edukacijos iki tiesiog įvairių dokumentų pildymo. Ir įsivaizduoju, kad tuo metu, kai vyko taboro griuvimo procesas, buvo ką veikti. Tai kaip jums iš vidaus tas procesas atrodė ir kuo galite pasidalinti? Ačiū, Karoli, aš gal ilgai kalbėsiu, tai tu mane stabdyk, kai matysi, kad per ilgai, nes noriu pasidalinti. Mes turim laiką iki 18:15, jeigu ką. Bet ne viena esu. Tai gal tu daug uždavei tų klausimų, kur norėtųsi ir tą atsakyti. Kalbant apie tarpininkus, aš manau, pagaliau mes brestam, kad Romų įgalinimo procesuose būtų įtraukti patys Romai, dar tai yra maži žingsneliai, bet ir Vilniaus miesto savivaldybė ir dabar rengiant naują miesto bendruomenės įgalinimo planą, tikrai yra atvira, žiūrėsim, kokie yra resursai, galimybės, bet irgi sutinka, kad daugelį sričių jau patys Romai būtų darbinti ir jie padėtų skirtingiams specialistam priartėti prie bendruomenės. Su valstybės institucijom ta situacija yra kartais sunkesnė. Iš tikrųjų, ir ten požiūris yra daug labiau konservatyvus negu savivaldybės lygmenių tikrai, bet jeigu apie tai bus dar galimybė, tai vėliau. Tai aš norėčiau, dar pradėti nuo pradžių, arba nuo filosofinės tokios minties, kas yra nelegalus namas, kas yra nelegalūs namai. Nes pagrindinė žinutė būtent savivaldybės ir institucijų greunant taborą buvo, kad tai yra nelegalūs statiniai ir kad jie dėl to neturi teisės būti, nes tai yra nelegalu. Nes kontekstas tas, kad oficialiai praktiškai visi taboro namai buvo registruoti vienu vieninteliu adresu, ar ne? Vienas namas buvo legalus,
ta prasme, visi kiti tiesiog buvo tarsi nelegaliai pastatyti. Aha. Bet tas Taboro ir Romų bendruomenė, Taborė, jos ten gyvavimas prasideda dar iki Antro pasaulinio karo, yra istoriniai archyviniai dokumentai, kurie nupasakoja, kad dar tokį visai klajoklišką gyvenimo būdą gyvenę Romai, jie ten apsistodavo, tikėtina, kad pačioje kirtimų teritorijoje yra ir viena iš masinių Romų kapaviečių Antro pasaulinio karo metais. Na ir po jau Lietuvai tapus Sovietų sąjungos dalimi, išleistas 56 metais Centrinio komiteto įsakymas sėslinti visus klajojančius Romus, jis taip pat turėjo savo testinumą ir Lietuvoje, ir tuometinė Vilniaus savivaldybė, ta tarybinė Vilniaus savivaldybė, irgi 56 metų pabaigoje išleidžia tokį potvarkį suskaičiuoti ir surašyti, kokia yra Romų situacija Vilniaus mieste. Ir labai greitai gauna atsakymą, tai yra istoriniai dokumentai archyvose, kad Vilniuje kirtimų gyvenvietėje vietinių vadinamoje Parubanka užfiksuoti yra 3 taborai, jau tada 56, tai ir žemutinis, aukštutinis ir tas už geležinkelio. Ir vietos valdžia, norėdama pagerinti ten gyvenusių žmonių sąlygas, nes tikėtina, ten namukai irgi tokie buvo labai paprasti, suresti iš to, ką žmonės rado, bet gyveno ten, statė pirmąjį baraką. Tai buvo savivaldybės finansuojamas iš savivaldybės lėšų. Taip pat planuose dar buvo 2 barakai, norint dar geriau tas sąlygas pagerinti, bet tie 2 kiti barakai galiausiai nebuvo pastatyti, buvo pravestas vandentinkis, vandens kolonėlė. Tai tas požiūris ir priėmimas, kad ten gyvena Romai ir sukurti jiem geras sąlygas, buvo valdžios. Tai tikrai, vienas, bet tikrai tas Dariaus ir Girėno 185 barakas, jisai buvo valstybinis, savivaldybės ir buvo legalus. Kas vyksta toliau, tai dabar, jeigu ir dabar įrašysime į Google Mapsus, ir surasime tą vietą, buvusio taboro vietą, priartinsime, tai pamatysime, kad iki šiol yra Čigonų gatvė ir Taboro gatvė. Tai vadinasi, oficialiai pripažįstama buvo, kad ten gyveno Romai, nes tos pačios gatvės vis dar nemena tą atmintį ten gyvenusių žmonių. Ilgą laiką iki 20-ųjų metų, 20-ųjų, kol galutinai nesunaikino Taboro, nenugriovė, taip pat buvo Čigonų stotelė, tai irgi vadinasi valdybės, autobusų stotelė oficialiai pavadinta Čigonų, tai vadinasi pripažįsta, kad čia gyvena žmonės, aišku, pats pavadinimas labiau toks diskriminuojantis, dabar jinai pameistrių stotelė, bet tokie simboliai, bet vis tiek jie parodo, kad tai tie žmonės nebuvo nelegalūs. Yra dalykai, kurie jos pripažino, kad jie ten gyvena. Tie visi namukai buvo sunumeruoti. Ir žmonėm už elektros paslaugas komunalinės įstaigos siūsdavo į namus tos mokėjimo kvitus apmokėti. Tai irgi vadinasi, įstaigos pripažindavo, kad tie žmonės ten gyvena ir jie yra. Jie neatsiradė, dažnai būna tikrai didelį atskirti patirinti žmonės, kartais įsikūrė kažkur miške ir net jie nežino, nieks nežino, kad jie ten gyvena. Tai Romų atveju tikrai visi žinojo ir tik laikui bėgant jau tampa tas nelegalumo klausimas, tai galima kelti, kada nelegalumas, tų namų atsiranda problema ir kokie skirtingi ir skirtingų sąlygų, ir politikos tikslų, ir verslo tikriausiai, nes manau visi sektoriai yra čia susipainėję, labai stengiasi pagaliau tą taborą ir gyvenvietę Romų namus sunaikinti. Bet aš įsiterpsiu, nes pagrindinė priežastis, kodėl, kaip bent jau visuomenė buvo pateikta, kodėl tai yra daroma ne dėl to, kad tie namai yra tarsi nelegalūs, ta prasme, kad jie neregistruoti. O tuo, kad tai buvo laikoma pavojinga vieta gyventi ir pavojinga vieta aukti vaikams ir nuolat buvo kalbama apie tai, kad ten buvo policijos pranešimai apie prekybą narkotikais ir tarsi tai buvo pateikta visuomeniai kaip pagalba bendruomeniai, kad ten bendruomeniai būti nesaugu, dėl to tą vietą reikia išformuoti. Ir tai, kad yra nelegalūs namai,
yra tarsi lengviau dėl to tai padaryti? Ne, aš tai sakyčiau, ką atvirkščiai, kad tai buvo pirminė oficiali priežastis, kad jie yra nelegalūs ir dėl to tas griovimų procesas yra įmanomas. Ir taip, aišku, jau ta šalutiniai, tai yra integruoti, padėti visuomeniai, mažinti tą nusikalstamumą, bet pagrindinė tai ir buvo nelegalumas, nes žmonės neturi tarsi teisės gyventi valstybės žemėje, kurios savininkai jie nėra. Ir kas atsitinka po nugriovimo, aišku, tas procesas trūko, tai nebuvo per 20 metus viskas sugriauta, tai man atrodo prasideda dar Zuoko valdymo metais. 12 metai, pirmieji buldozeriai, tada tas yra tęsiama metus iš metų ir naikinimo principas jis nebuvo, tų šeimų, kurie prekiavo, tai tų pavyzdžių namus greuna ir juos iškeldina, bet tai buvo kas pirmi nuo gatvės, tuos pirmus ir greuna. Tai nebuvo kažkokios gilesnės kokybinės analizės, kas prekiauja, kas ne, bet tai tiesiog buvo to principo, kad visus Romus reikia iškeldinti ir ta problema bus panaikinta. Galiausiai paskutinis meras Remigijus Šimašius paskutinio namuko nugriovimo dieną rašo tokį džiaugsmingą postą savo Facebook paskyroje, kad pagaliau Vilnius atsikratė to tokio tamsaus, baisaus sandėliuko, kurį visi namuose turim ir bijom, tai tarsi Vilnius jau nebeturi tos baisios vietos. Ir tose pačiuose žodžiuose užkoduota, kad Romai nėra Vilniaus gyventojai. Taip vieta baisi, bet ten gyveno žmonės. Ir reikia nepamiršti, kad ir sovietmečių kirtimai visada buvo Vilniaus dalis, nes tai strategiškai labai logistiškai svarbi vieta prie oro uosto. Tai dabartiniai Vilniaus rajonai, tie patys Lazdynai, Pašilaičiai, Fabijoniškės, jie tada buvo kaimai ir jie prie Vilniaus prisijungė daug vėliau. Tai tie žmonės gimė tais pačiais 60 metais, kurie labiau Vilniečiai negu tikriausiai pusė iš čia mūsų sėdinčių, jie 20 metais nebetenka visų pirma pagrindinės tokios pamatinės socialinės teisės į būstą ir dar tokios gal platesnės kultūrinės teisės į miestą, kuriame gimė. Nes tie tikri Vilniečiai gimė prieš praeitam šimtmetį, staiga nebegali gyventi savo mieste. Taip, gerai, tikrai ta kompensacijos pagalba padėjo kai kuriom šeimom, bet jinai buvo ne visiems pagalba. Socialinius būstus į tą greitesnę eilę, kur galima gauti neeilės tvarka, arba neįgalumą turintis didelis žmonės, arba šeimos su 5 ir daugiau vaikų. Jeigu turi 4 vaikus, jau nesi daugiavaikė šeima ir atsistoji į bendrą eilę. Tai tas klausimas tikrai labai nesinori ir čia nėra poreikio lyginti, kurios grupės, kurie žmonės stovintis eilėje dėl būsto turi gauti greičiau tą būstą, kurie ne, nes taip, žmonės skirtingi ir tikrai reikia to būsto, bet aš manau reikia pripažinti, kad Vilniaus Romai būsto neteko dėl valstybės politikos, dėl vietinės politikos ir tie namai buvo nugriauti. Jie tiesiog neatsisakė tų namų, o jie nebeteko galimybės ten gyventi. Ir dėl politikos, kuri buvo pateikta kaip integracija, kaip iš esmės tarsi geras dalykas. Ir dėl to ši diskusija yra įdomi, kad ką iš tikrųjų bendruomenė gavo ir ką prarado. Tai ačiū labai Agnieška už šitą startą ir dabar aš noriu pereiti prie Simonos Bieliūnės. Simona, jūs atstovaujate savivaldybę, tuo pat metu jūsų administracija yra paveldėjusi šitą klausimą, jūs pradėjote dirbti tik šiemet. Ką jūs radote ir kokia situacija yra dabar? Iš tų šeimų, kurios buvo tabore, kiek iš jų turi naujus namus Vilniuje, kiek iš jų dar laukia ir apskritai, ar yra kažkokia didesnė galbūt vizija, o kas toje vietoje bus, tai yra Vilniaus dalis, kuri dabar, tarsi įšaldyta tam tikrą prasme, tai tiesiog norisi atnaujinti žinias. Kaip tiem žmonėm, kurių ten nėra, kaip jiems sekasi ir pačiai vietai, koks yra planas pačiai vietai. Aš tai gal nuo refleksijos vis dėlto noriu pradėti, nes klausydama iš tikrųjų kolegė šalia sėdinti, tai yra turbūt to gerojo integracijos pavyzdžio viena iš dalyvių, kur norisi pasidžiaugti ir pasakyti, kad
nėra viskas tik juoda, ar ne, nes nuklausantis labai jautru yra iš tiesų. Man sunku, aš iš karto galvoju, čia policininkai cituojami, čia valdininkai, o mes nei vieno neturim, o apie jų sprendimus šnekam ir kaip norėtųsi tada, kad čia kažkas dar pasisakytų, kas tiesiogiai buvo tada, nes nei aš noriu teisinti dabar arba sakyti, kad kažkas buvo teisingai ar neteisingai, va šiom dienom mes diskutuojam apie vaikų teisų klausimus ir irgi aš atskirčiau, ar ne, vykdymą ir kaip tai vyko ir kaip buvo komunikuojama, koks buvo požiūris. Orumas, pagarba išlaikyta, tai yra viena, kita tai yra namų klausimas, ką Agnieška pabrėžė, tai yra apskritai, ar ne, vat, santykių, namų temos, jos yra be galo jautrios ir čia yra labai kiekvienam žmogui svarbus pamatiniai dalykai, kur vėlgi aš visiškai atskirčiau nuo kažkokių statybinių argumentų, nelegalių statybų ir ten, ar ne, kažkokių griovimo aspektų, kurie teisiškai matyti jau skamba kaip įteisinimas to plano, bet aš visą laiką klausydamasi galvoju, mes labai daug kalbam apie integraciją, aš tikrai savo srity turiu visas socialinės temas ir čia yra ir tautinės mažumos, ir priklausomybės ligomis sergantys žmonės, ir benamystę patiriantys žmonės ir man visada yra toks, kaip čia, nėra vieno atsakymo, ar ne, nes va šiandien mes kalbam apie tą vieningumą, kad bendruomenė turėjo savo teritoriją, joje gyveno, o kai kalbam apie kitas grupės, manęs tiesiog gyventojai visi reikalauja kažkur sukurti kokią nors vietą ir išvežti visus, kad mes nematytumėm tų žmonių, kad jie nesirodytų, ar jie vartoja ir leidžiasi narkotikus. Ir aš čia nekalbu tikrai apie romų tautybės žmonės, ar jie yra benamiai, nežinau, ar jie odekoloną vartoja. Tai va čia toks, ar ne, vidiniai jausmai, kuriuos išgyvenau dabar klausydamasi, nes viena vertus tarsi atrodo visada kažkokius turėti atskiras bendruomenės ir kažkur nematyti žmonių, kuriuos tarsi nori matyti ir turi matyti, nes tai yra visuomenės dalis, tai visą laiką tai yra labai jautru. Aš tame daug kartų per savaitę atsiduriu skirtingose kontekstuose ir dar dažniau atsiduriu paskutinės savaitės kontekstuose, kadangi daug kalbam apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą, būtent dėl taboro, nes yra tiesiogiai preziumuojama, kad jeigu vartojimo apskritai prieinamumo klausimai pastaruoju metu yra labai labai aktualūs, mes kalbam ypatingai apie naujas psichoaktyvias medžiagas, maži kiekiai, platus platinimo tinklas, nepilnamečiai traukiami į nusikalstamas veikas ir beveik visi žurnalistai užduoda klausimą, ar tai yra dėl to, kad taboras išardytas. Tai aš priešingai visuomet sakau, kad tai yra dar vienas stereotipas, kurį mes turim visuomeniai, su kuriuo mes turim kovoti, nes tai yra tiesiog reiškinys visam pasaulyje, tai niekaip negalioja jokiai šaliai, ar miestui, ar bet kokiai tautiniai mažumai, ar apskritai bet kokios šalies piliečiam. Mes turim tiesiog reiškinį, kad būtent medžiagos naujosios yra pigios, jos gaminamos masiškai, jų nereikia daug, tai yra visiškai kitas fenomenas. Ir tai, kas vyksta skirtingose rajonuose Vilniaus ir su bendruomenėm tinkantis ar ne, ar su policijos pareigūnais, ar su žurnalistais, tai visuomet norima tarsi prirašyti taborui iš tai, kas vyksta dabar, nors tai niekaip nėra su to susiję tiesiogiai. Aš turiu mintyje tai, kad visos šalis išgyvena naujų medžiagų platinimą, visos šalis po COVID ypatingai Europoje atsiradusių taškų, kuriuose nuolat jie kinta ir yra gaminamos šitos medžiagos. Mes nebesam tik tranzitinė šalis ir žmonės, kurie tose srityse veikia, psichologiškai yra pasikaustę ir čia nesvarbu, čia bet kurio, čia mano vaikas gali patekti šitą bet kokią nusikalstamą veiką. Tai aš priešingai galvoju, kad kur dabar esam, tai esam turbūt su nuostatom dar blogai mažai kas pasikeitė, ar ne, nes dar vis lipdom etiketes, vis dar stigmatizuojam ir vis dar prirašom. Ir kaip Agnieška pabrėžė, kad yra šeimos, kurios ar nebuvo galbūt įsitraukusios tiesiogiai ir narkotikų tema visada buvo ar ne eskaluojama, tai aišku, kad tai labai yra patogu taikyti ir dabar tą aš girdžiu ar ne pastarosiam savaitėm.
Jeigu kalbėt apie integraciją, turbūt aš irgi, mes kartu su Agnieška, su kitom organizacijom dabar žiūrim, kaip mums sekėsi pastarosius 3 metus tai, ką buvom suplanavę padaryti. Savivaldybė buvo beveik 1 milijoną eurų numačiusi įvairiom priemonėm ir turim gražių pavyzdžių naujo socialinio verslo, ar nesocialinio, gal čia tiesiog verslu reikėtų vadinti, kur mes prisidedam prie viešinimo tų gražių pavyzdžių, kad kuo daugiau visuomenė skaitytų, išgirstų, pamatytų, sužinotų, kad keistųsi ar ne tos nuostatos, kad romų tautybės žmonės nedirba ar ne. Mes turime mokytojų padėjėjų romų tautybės, kurie nepaprastai didelę vertę kuria ir man tikrai be galo smagu, kad organizacijos nevyriausybinės gerokai per tą laikotarpį sustiprino ryšius su ugdymo įstaigom ir kad ieškoma ryšių, ieškoma dialogo, ieškoma sprendimų, yra pasiteisinusių dalykų ir yra dar aišku tų, kuriuos mes turim ateityje galvoti ar ne, ką turim padaryti, nes vaikai, kurie mažiau lanko mokyklą arba lanko ją retai, tam, kad jie ateitų, mes vakar diskutavom apie tai, neužtenka tik vaiką skatinti, reikia dirbti ir su suaugusiais žmonėm, kad jie būtų pasirengę nemoralizuoti, neatstumti vaiko dar labiau, jeigu jis jau pasiryžo ateiti į mokyklą, tai nesvarbu, ar tai romų tautybės žmogus, ar bet koks kitas, vaikai turi jaustis gerai. Ir apie socialinį būstą aš nepamiršau, aš pakalbėsiu apie tai, tai yra ypatingai jautri tema, prieš tai buvo deinstitucionalizacija, tai čia apsaugoto būsto ir kitas temos, ar ne, skambėjo, tai vėlgi, ar mes padarėm ir kiek padarėm, tai turbūt niekada šitoj temai nebus taip, kad padarėm viską ir daug ir viskas yra gerai. Aš čia iškartais tarpsiu, nes yra ir tiesiog yra skaičiai. Ir, aš turiu juos irgi. Kiek pats esu radęs informaciją, kad 2016 metais Tabore gyveno 93 šeimos, jų pamažu vis mažėdavo, kažkas emigruodavo, kažkas, sunku pasakyti, koks skaičius buvo 20 metais, bet vis tiek nori, jeigu yra griaunama visa gyvenvietė, mes kaip visuomenė įsipareigojam kiekvienam iš tų žmonių suteikti namus. Ir ką girdėjom prieš tai iš Kristinos, atrodo, kad tai neįvyko. Dar tai įdomu, kokia yra situacija dabar. Dabar mes turim 60 socialinių būstų, romų šeimoms suteikia ir 47 yra kompensuojama nuoma, tai virš 100 būstų. Vilniaus mieste yra, taip sakykime, mūsų sąrašuose ar ne, ką mes matom, tikriausiai yra ir savarankiškai galbūt susiradusių, benuomojančių, arba minėjo kolegė, kad yra ir tie, kurie pas giminės yra prisiglaudę, tai ar 90 namų yra lygų 90, kad būtų turėtų atsirasti, tai tikriausiai ne, nes kiekvienam name galėjo būti ne viena šeima, kurie gyvena. Žinau, kad turime dar 90 žmonių, kurie yra socialinio būsto eilėje. Ir turite omeny iš buvusių Taboro gyventojų? Nežinome šitą. Mes negalim niekaip diskriminuoti žmonių, mes tik žinom, kad tai yra romų tautybės žmonės, ar jie buvo ir Taboro gyventojai, nes Taboro gyventojai būdavo identifikuojami tik iš adreso, niekas nesuvedinėjo žmonių ir mes negalim tokios analizės pateikti, bet aš žinau, kad apytiksliai ar ne, apie 90 asmenų yra pateikę prašymus ir laukia socialinio būsto. Ir vėlgi tai yra labai jautru, bet aš negaliu nepaminėti, kad Vilniaus mieste 1606 žmonės iš viso laukia šiuo metu socialinio būsto. Bet ne visų jų namus savivaldybė nugriovė. Gali būti labai įvairios aplinkybės. Aš, Karoli, čia vėlgi, ar ne, čia labai yra jautri tema, bet kaip ir Agnieška minėjo, kas laukia socialinio būsto eilėje, tai pagrindas nėra jokių būdų tautinė mažuma kaip pretekstas, ar ne. Aš suprantu, kad nepadarėm dar visko daug, bet mes socialinio būsto eilėje turim labiausiai nepasiturinčių žmonės. Laikas ir pajamos yra 2 kriterijai valstybės nustatyti, kurie leidžia suteikti būstą, ir visi tie 1600 žmonių tikrai nėra patenkinti tuo, kad jie yra eilėje. Dalis jų gauna kompensacijas už būsto nuomą, jeigu jie yra eilėje ilgiau. Tai yra labai jautri tema. Sostiniai beproto daug kainuoja įsigyti būstus. Mes virš 20 milijonų išleidom per pastarosius 2 metus įsigydami tokius būstus, bet mes esam sostinė, čia kainos yra didelės ir
mes nuolatos perkam, aš pati tai komisijai vadovauju, kur pasirašau nuolatos pirkimą būstų ir mes su ta eile, kaip sakyt, kovojam su ją, ar ne, bet jinai yra labai lėtai judanti dėl to, kad poreikiai labai dideli ir juos visus uždengti, kol kas, manau, kad dialogė su valstybe irgi ieškoma sprendimų, nes kol kas savivaldybė tik iš savo socialinio fondo būsto ar ne iš socialinio būsto fondo, tai reiškia, kad tai, kur yra nusidėvėję būstai, ką mes sugebam parduoti, visą tai mes tik tai galim ir investuoti. Tai tikrai savivaldybė ženkliai deda pastangas, lyginant su valstybė, jeigu taip galima būtų pasakyti, aš ką tik grįžau iš Airijos, kur yra atvirkščiai, kur valstybė būstą perka, o savivaldybė tik procesus prižiūri ir jeigu turi duoda žemės, bet tai yra vėlgi, kaip sakau, labai sudėtinga tema, čia jinai nėra ką tik atsiradusi ir man atrodo, kad daug svarbiau yra suprasti ir dirbti su tuo, ką minėjo, kad labai sunku yra, būtent jeigu tu esi romų tautybės žmogus, gauti būsto galimybę išsinuomoti, netgi tai yra barjeras, ar ne? Tai lygiai taip pat mes diskutuojam apie sveikatos paslaugos eilės kaip problema iš romų bendruomenės ar negrįžtamasis ryšys, bet tą sako visi, kurie gyvena Vilniuje ir visoje Lietuvoje, kad eilės yra problema, bet mes kitus bandom atpažinti dalykus, ar mūsų gydytojai yra pasiruošę, ar jie pagarbiai oriai elgesi, ar ne, jeigu romų tautybės žmonės ateina, ar jie sugeba rusų kalbą, pavyzdžiui, suteikti paslaugas, jeigu toks poreikis yra. Tai mes kalbam daugiau apie barjerus, kurie nėra sisteminiai, bet iš tikrųjų, kaip minėjo Agnieška, mokytojų padėjus mes kalbėjom, galbūt reikia ir kitose srityse socialinių darbuotojų gal padėjų reikia romų įdarbinti tam, kad būtų priėjimas geresnis, kad geriau susišnekėtumėm. Tai ne visur reikia sistemą pakeisti, kartais identifikuoti, kokių dar papildomų dalykų mes galim padaryti, kad iš tikrųjų ta integracija jinai nebūtų popierinė, bet nepaisant visko, kad dar yra tikrai nelengva ir daug ką padaryti, per tuos 3 metus reflektuodami apie tai, ką jau pavyko padaryti, aš noriu pasakyti, kad tai yra didžiulis darbas padarytas ir tikrai ir Padėk pritapti, ir mūsų nameliai, ir kiti projektai, kurie įgyvendinti, jie ir toliau bus tęsiami, nes mes matom rezultatą. Daugiau vaikų baigia 8 klasę, daugiau vaikų ateina į pagalbą, jaunos moteris lanko grupės ir iš tikrųjų įvairiausiais klausimais, ne tik savigalba turi galimybę, bet turi galimybę ir gauti žinių ir įgūdžių, kas yra labai svarbu. Tai man atrodo, tai, kas yra pasiteisinę, mes irgi neturim nurašyti ir tai yra sukurta per tą laikotarpį, apie kurį mes dabar reflektuojam. Aš labai esu dėkinga už tai. Dėkui Jums, Simona, už tokią plačią apžvalgą situacijos ir mes vis einam nuo tokio individuo lygmens, iki organizacijos lygmens, iki savivaldybės lygmens. Judėkim toliau iki ministerijos lygmens, gal netgi nacionalinio lygmens. Ir su mumis yra Albinas Vilčinskas, Lietuvos Respublikos kultūros viceministras. Ir gal pradžioje, Albinai, galite tiesiog ir auditorijai truputį paaiškinti, kaip tie mechanizmai veikia, ką kultūros ministerija daro Romų integracijos klausimų, kodėl ne socialinės apsaugos ar darbo ministerija, kodėl ne dar kokia nors kita ministerija, kokią misiją kultūros ministerija čia turi ir ką pavyko tame darbe nuveikti. Žinot, pirmiausiai tai didelis ačiū, kad kultūros ministerija arba apskritai kultūros sritis šitame forume ir jo formate yra pastebėta ir pakviesta. Šiandien per visus darbus tikrai klausiausi nuoširdžiai, tai vienoje diskusijos jungęs, tai viena diskusija, tai kita. Ir mintimis, ir informacija, kurią mes valdom, ir tiesiog vakarais šiek tiek paieškodamas internete buvusios kažkokios, tai sakykime, buvusių sprendimų, išlikusios informacijos, beieškodamas labai daug ką ir savo galvoje perkračiau ir visgi, turiu pripažinti, kad mūsų prieiga kultūros ministerijos per tautinių mažumų departamentą yra pakankamai svari. Labai dažnai kartais skamba žodis integracija, bet tasai integracijos pats veikimo principas, jis yra toks daugialypis ir daugiasluoksnis,
kurio sudėdamoji dalis kultūra yra labai labai svarbi mano galva. Daugybę metų Romų bendruomenės, jos šiandien dienai yra dvi aktyviosios, būdavo finansuojamos per tautinių mažumų departamentą, jų kultūrinė veikla. Bet kuomet pasižiūrėjome statistiką, kas buvo finansuojama, tai buvo finansuojama kultūrinis vyksmas, vadinkime. Tiesiog šventės, renginukai kažkokie tai. Ką pavyko mums, sakykime, šiek tiek pakeisti, aš to visiškai nesieju su Taboro nugriovimu. Bet tą pakeisti nuo 21 metų, bent man atėjus į ministeriją dirbti, tai į visus šitus projektus ir šitus procesus žiūrėti šiek tiek horizontaliau ir giliau. Turiu omenyje, kad jeigu mes turime prieigą prie bendruomenės tiesioginę, mes turime ne tik sudaryti galimybės jiems puoselėti savo kultūrinį savitumą, susiburti, susitikti, užsimti mėgėjišką veiklą, bet tuo pat metu ir sudaryti galimybės prieiti prie jų, suteikiant informaciją ir apie socialinius galbūt kažkokius tai klausimus, ir apie teisinius dalykus, ir apie sveikatos netgi dalykus, kad tai būtų šiek tiek, kaip pasakyti, tai yra tiesus kelias per bendruomenę į tą personalizuotą asmeninį labai ryšį. Ir tikrai labai faini, labai šaunus pavyzdžiai yra, kurie tiek Vilniaus mieste, tiek tam pačiam Panevėžio mieste, tiek Kauno mieste, jie rodo, kad kultūros srityje veikiama yra pakankamai teisinga. Kitas dalykas, ką miniu, tas horizontalumas, jis šiek tiek erzdina ir mane erzdina asmeniškai, nes mes mėgstame rengti įvairiausius planus priemonių, įvairiausias strategijas kurti ir dažnai motyvuojame būtent tuo horizontalumu, kad štai visi įsijungs, įsiterps. Taip ir, sakykime, mūsų departamentas turi lygiai taip pat Romų integracijos priemonių planą 20-29 metam. Bet aš puikiai atsimenu ir pats dalyvau to plano rengime, derinime su institucijomis, to horizontalumo, tų tinklų surišime, ar ne? Ir kas ten sugula? Ten sugula dažniausiai kitų institucijų, ne tos, kuri yra iniciatorė arba kuri yra priemonės valdytoja. Toksai bendras pasiūlymų paketas, kuris labai susiniveliuoja ir jisai neturi galutinio kažkokio apčiuopiamo rezultato. Aš nekalbu apie tai, kad jis dažniausiai neturi finansinio pagrindimo, jis neturi kažkokių kokybinių matavimo svertų. Toksai bendras tinkantis, ar tai bus Romai, ar tai bus karaimai, ar tai bus negalę skirtingą turintys asmenys. Tiesiog apie kažką tai. Ir tai šiek tiek liūdina, nes visą laiką supranti, kad po kiekviena ta priemonė yra ypatingai jautri socialiai grupė, kultūriškai jautri grupė, mes jas išskiriame bent 3 ir išskirdami jas kultūros, kūrybiškumo savo programoje, kuri kaip plėtros tokia programa, į ką yra investuojama ateičiai. Mes įvardėme Romus pirmų numerių, įvardėme karaimus, įvardėme totorius, tai yra pirmiausiai savo mažumų labai jautrios grupės, savo socialiniais įgūdžiais Romai galbūt jautriausi, kitos mano 2 minimosios turi tam tikras rizikas dėl įtakos mums nedraugiškų šalių ir besiformuojančių naujų bendruomenių, kurios net ir dėl religinių kai kurių interesų konkuruoja tarpusavėje. Tai tomis priemonėmis, ką mes norim pasakyti, kad pirmiausiai turim sužadinti tos bendruomenės aktyvumą, būti matomai, būti stipria, aktyvia daugumos veikime ir kiek įmanoma plačiau rodyti, pristatyti, skleisti kultūrinį įdomumą, ne savitumą, bet įdomumą visais įmanomais pjūviais, formomis, būdais, ar tai būtų, nežinau, miesto. Jis tiesiog bandė užgesti. Ar tai būtų ta pati kitais metais vyksanti dainų šventė. Bet aš vis viena tai, ką dabar kalbu, visą laiką man tvinksi mintyje vienas dalykas. Pas mus iš ties labai labai daug trūksta edukacijos, pas mus labai daug trūksta ugdymo, suvokimo. Ir aš tikrai suprantu žalą, kurią mūsų visuomenė, mūsų bendruomenės atskiros turi. Ir ta žala yra gimstanti, ateinanti iš trūkumo
galbūt švietime, galbūt ugdyme, nežinau, kažkur tai ten, bet man labai daug pačiam tenka po regionus keliauti ir dirbti su regionų kultūros įstaigomis ir visur, kuomet tu pradedi kalbėti apie tautinės bendruomenės, apie tautinės mažumas, apie istorinę atmintį per tautinės mažumas. Visur išsipučia akys su nuostaba, ko kas čia nori, mes nieko čia aplink neturime. Ir kada tu pradedi kalbėti apie tą pačią, nežinau, holokaustą, apie buvusią tavo bendruomenės dalį, kuri kūrė tavo bendruomenę, tavo miestelio veidą, tavo apskritai valstybės istoriją, tada toks visiškai priešinga reakcija vyksta, tikrai čia įdomu, bet prie ko čia mes? Visą tai tarsi turėtų vykti kažkur tai Vilniuje, sostinėje, tuo aukščiausiu lygiu. Ir kalbant apie Romus, tai aš tokį ne per seniausiai prieš keletą mėnesių bendraujant su vienu iš politikų, tiesiog tema buvo tokia, kad žinot, čia kaliesi, eini, aiškinės ir kažkaip tau pažada, bet nepadaro. Ir staiga tas politikas, viešas asmuo sako, na žinai, ir tarp čigonų būna vagių. Ir taip suprantat, susidega visos raudonos lemputės. Tu supranti, kad tas žmogus, jis viešumoje yra toks švarus, toksai tyras ir geras, bet jo pasąmonėje per va šitus įgimtus, paveldėtus, įkaltus stereotipus vis viena bujoja netiesioginė, bet neapykanta. Ką jūs jam atsakėt? Aš tiesiog sakau, ar tamsta esate iš tų, kurie ir pasakytumėte, jog labai smagu, kad kažkas lips kopėčiomis ir nukris, ar ne? Ar jūs esate lygiai taip pat iš tų, kurie mėgaujasi užgavinių metu vaikščiančiais personažais, tarsi mums trūktų gervių, žąsų ir kitų personažų. Ir suprantat, tai rodo ką, kad mes kartais susidurėme su apsimestinė tolerancija, nors puikiai suprantame, kad jinai pas mus yra vis dar labai gaji, o priežastis iš tiesų yra trūkumas edukacijos, edukavimo, kalbėjimo apie tai, kuo aš esu skirtingas, bet kodėl aš esu įdomus. Kodėl mano kaimynas negali būti kitos kalbos, kultūrinio. O čia, man atrodo, čia yra labai geras sugrįžimas visą ratą atgal iki Kristina, iki jūsų, nes man atrodo, šios diskusijos centre yra klausimas integracijos versus asimiliacijos. Atrodo, kad valstybės institucijos nori, kad Romai būtų labiau kaip kažkoks Lietuvos visuomenės vidurkis, kad ir tam yra daug gražių tikslų, kad daugiau vaikų pabaigtų mokyklą, kad daugiau žmonių įsidarbintų ir gautų geresnius atlyginimus, ir kažkokią karjerą siektų ir panašiai, bet to procese tie dalykai, kurie brangus bendruomeniai, kaip bendruomeniškumas, ar ne, kažkokie dalykai, kurie Lietuvoje matomi kaip kitoniški, egzotiški ir panašiai, atrodo, kad paraleliai jie yra irgi tarsi laikomi kaip kažkas, ko reikia atsikratyti. Ir dėl to taboro, kaip jūs kalbėjote apie taborą, kaip bendruomenės namus ir kaip kalba, pavyzdžiui, policijos pareigūnai apie tai, kaip kažkokia Vilniaus žaizda, yra visiškai kitos perspektyvos. Tai kaip Kristina, jūsų atveju, kaip matot Romų integravimosi tą procesą, koks jis turėtų būti, kad bendruomenė liktų bendruomenė ir kaip tai vyksta dabar. Galbūt žmonės netgi siekdami gerų tikslų, gal iš tikrųjų jie visgi kažko bendruomenė ir nepadeda. Kaip tas procesas rodo iš vidaus? Noriu pasakyti tai, kad mums, Romams, vien tas žodis integracija skamba visai kitaip. Kaip jis jums skamba? Mes priimam tą žodį visai, mums skaudžiai tai yra. Mums atrodo, kad ta integracija, kad viskas čia nori mus pakeisti, mūsų tradicijas, mūsų tautybė nori pakeisti. Pakeisti į Lietuvos panašiai, kad mes būtume panašus į Lietuvos žmonės. Mes irgi esam Lietuvos žmonės, bet vis tiek mes turim savo kalbą, mes turim savo tradicijas ir ta integracija, tas žodis integracijos tikrai yra mums kitaip, mes priimam tą žodį. Ir aš norėčiau pasakyti tai, kad jeigu norit, kažkas nori integruoti mus, tai turi paklausti, ko patys nori Romai. Ar jie nori ten kažkokio
kažkokiu kursu lankyti arba, pavyzdžiui, kažkur tai mokytis, nėra niekada išklausomi patys Romai. Jų niekas neklauso, ar jūs norit kažko tai. O planuose prirašyta labai daug. Bet Romai tame plane niekada nedalyvavo. Tai aš norėčiau, kad ateityje būtų išklausimi Romai ir kad dalyvautų patys Romai visur. Žinoma, taip, tęskite, Simona. Aš tai galvoju, reikia Kristiną pakviesti, aš tai beveik jaučiu, kad mes visas Romus atstovaujančias organizacijas pasikvietėm, bet vėlgi tas atstovavimas matyti yra labai svarbu, kad būtų ir galbūt atskirų žmonių, tai jeigu turėsit laiko, tikrai kviečiu prisijungti, nes dabar yra tas laikas, kai galim diskutuoti. Aš galvoju, kad čia yra turbūt klausydama, kad mes apie skirtingus truputį dalykus kalbam. Viena vertus, iš valstybės institucijų atrodo, kad išsilavinimas ar raštingumas ar kiti dalykai yra tos sąlygos, be kurių žmogus negali, kaip savarankiškai galbūt ar ne, ir nepriklausomai susikurti gerovės. Ir iš kitos pusės man pačiai buvo būtent Paneriuose lankantis, kai mes kalbėjom apie Romų istoriją, kuri man buvo visiškai nežinoma ir kai mes klausėmės Romų dainų ir daug labai kalbėjomės apie tą kultūrinį tapatumą ir apie tą, kad mes labai mažai apie tai žinom, tai man atrodo, kad čia yra visa tai, ką mes turim kelti ir visuomeniai garsiau kalbėti, kad tai nebūtų tik bendruomenės viduje išgyventa ta istorija ir prisimenama. Ir šiemet buvo labai gražu, nes buvo pilnas iš tikrųjų Panerių miškas labai skirtingų žmonių, kurie kartu. Aš pažindinausi su šitą istoriją, jinai man buvo nauja, bet jinai buvo labai jautri ir man atrodo, kad mes apie tai turim daugiau kalbėti. Ir kai Kristina sako, kad integracija žodis yra tas, kuris jautriai skamba, nes tarsi tai norima atimti kažkokį ir nekultūrinį tapatumą. Man atrodo, kad čia yra gal ir kažkokios miskomunikacijos šiek tiek, bet ir to, ką jūs minėjote, ar ne, kad mūsų sąmonėje tų stereotipų yra tiek daug, jie tokie įsišaknyja ir išlenda kartais net netikėtose vietose ir žmonės, kurie galbūt mes galvojam, kad negalėtų, nežinau, ar čia diskriminacija reikėtų tą vadinti, ar tiesiog kažkokia tautosaka įsišaknyjusi, kuri yra labai blogą žinią nešanti. Tai mes kultūrą matom kaip tikrai vieną iš veiklų, kuri gali padėti mums geriau pažinti Romų tapatumą, labiau suprast, labiau pamatyti, kiek ten yra gražių dalykų, kokia yra nuostabi muzika. Tai aš manau, kad ir Gypsy Festas, kuris būna būtent tautų mugėje, vakar kaip tik diskutavom, kur dar Vilniaus mieste galėtų, ar ne, ta kultūra Romų labiau atsirasti ir būti matoma ir kad žmonės ne tik turėtų savo galvose kažkokius įsivaizdavimus, o priešingai, kad mes paneigtumėm. Bet aš vis tiek manau, kad negalim visko palikti tik tai Romų bendruomeniai ir jų kultūrai. Aš manau, kad reikia dirbti su stigma, pati dirbau prieš tai psichikos sveikatos lauke ir ką reiškia būti Romu arba su kokiais barjerais tu susiduri, jautrinti visuomenę reikia, man atrodo, asmeniniam istorijom, jos yra labai paveikios. Aš labai pati tikiu, kad visi barjerai, kurie atsiranda parduotuviai, nežinau, parke, autobuse, bet kur darbovietėje, pas brokerį nuėjus, tai yra tai, ką mes turim nebetylėti, o įvardinti garsiai, nes visos nepatogios temos, kurios būna įvardintos, dažnai pajudina vidui ir leidžia pasimatuoti, ar aš irgi kažkur panašiai ilgiuosi. Tai aš tą matau labai daugelis ryčių ir iš tikrųjų apie tai kalba žmonės su negale, apie tai kalba tėvai, kurie turi vaikus su negale ir ne tik žmonės, kurie tiesiog kartais patiria psichikos sveikatos sunkumus, patys save diskriminuoja ir bijo apie tai pasakyti, nes nenori tiesiog išsiskirti. Tai aš labai tikiu, kad mes ir tam naujam plane tų istorijų ir gerų, bet ir tų skaudžių papasakosim, kurios per tai leis labiau pasimatuoti, ką reiškia būti. Ir ta integracija vyksta iš tikrųjų tada, kai mes mokam priimti kitokį ir mokam nerodyti savo
neigiamų nuostatų. Tai aš labai linkiu, kad mes tą kryptim kaip visuomenė judėtumėm. Nes čia kontekstas yra tas, kad Romų integracijos planas, jisai baigėsi šiemet, ar ne? Ir laukia naujo plano sudarimas. Albinai, norėtų pridurti? Taip, tiek tai, ką Simona dabar pasakė, ką prieš tai ir Kristina minėjo, integracija, įtrauktis arba panašus dalykai, labai teisingai pastebėta yra, kad yra neklausiama konkrečios bendruomenės arba grupės žmonių, o ar jiems to reikia ir kokią naudą jiems tai atneš, kalbant apie bet ką mes bedarytumėm. Ir aš šiandien jau kažkur esu minėjęs, kartai, žinot, kaip reikėtų apversti aukštinkojom tuos savo planų, strategijų kūrimus ir pagalvoti per savo naudingumo prizmę. O jeigu man tai būtų taikoma, ar man tai būtų reikalinga iš principo. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, labai dažnai pamirštam, kad dauguma turi problemų ir serga, ne mažuma. Pas mus yra bėda nepažinojimo, baimių, stigmų ir panašių dalykų, ne pas tuos, kuris mažesnis ar silpnesnis. Ir tai, ką Simona užsiminė apie Romų genocido dienos minėjimą, tai turbūt tikrai galima įvertinti kaip gražiausiai įvykusį pokytį. Dėl ko? Dėl to, kad anksčiau prievolė prisiminti patį Romų genocidą buvo užmesta bendruomeniai, tarsi tai jų paminėjimas, jų problema, jų tragedija. Bet dabar padarėme mes minėjimą, kad jie jaustųsi orus ir jie būtų istorijos perėmėjai, kad jie būtų dalyviai viso to. Ir vėl, šiandien dienai jūs patys matot socialiniuose tinkluose, yra daugybė neapykantos kalbos, bet yra daugybė dalykų, kurie jautresniam žmogui negali nepraslyst pro akis. Ne per seniausiai vienam regiono kultūros centre vyko čigoniškos kultūros muzikos festivalis, aš tiksliai nepacituosiu pavadinimo, bet man paskaičius, ta prasme, pamačius ir afišą ir paskaičius patį turinį, jis toks kvepiantis, pirmas dalykas iš tiesų ten sakoma, čigoniško šurmulio žavesio pilnas festivalis, atvykite smagu ir taip toliau ir panašiai. Aš nekvesionuoju su kviestų atlikėjų, kūrėjų, kurie ten dalyvavo tame festivalyje, bet man viskas pakvipo tokiu truputį, žinot, atvažiuoja cirkas. Tu nori, nenori, tu ir matydamas vizualą ir skaitydamas, tu suvoki, kad kažkoks toks yra prieskonis, kuris nėra skanus. Vėl klausimas, ar reaguoji ar ne? Taip, aš asmeniškai sureaguoju, tiesiog užklausdamas, ar tikrai viskas yra gerai ir mes naudojame tas pačias savokas, tokį patį turime kontekstą, kalbėdami apie kitos kultūros pažinimą, populiarinimą ir panašiai. Labai ne per seniausias vėlgi atvejais, pernai metų berods, vėlgi regione, sakykime, žydų genocido paminėjimo šventė. Tai buvo įvardinta. Paminėjimo šventė. Ir vėlgi, kada tu klausi, ar viskas yra gerai, taip, mes iš tiesų paminėsime iškilmingai, viskas bus labai gražu, bet jūs vartojate žodį šventė. Ką tai sako jaunai kartai, ką tai sako jūsų bendruomeniai. Ir, žinot, tada vėl nustemba ir tikrai kažką darom ne taip. Tai kartais iš inercijos padaroma tiek ne taip, tie patys planai, strategija, kažkokie priemonės, kurios atrodo labai gražiai skamba, integruosime, įtrauksime, klausimas, ar to reikia ir ar taip turi būti daroma, ar toksai įrankis yra efektyvus, ar jisai duos naudą kažkokią. Dėkui. Mes turim dar šiek tiek laiko. Galbūt yra žmonių publikoje, kurie nori užduoti klausimą ar pasidalinti savo refleksiją iš to, ką girdėjote. Tada aš Karolį pridėsiu. Žinoma. Tai galvojant bendrai apie mūsų politiką, Romų atžvilgių ir gal bendrai visuomenės situaciją, kaip bebūtų, atrodo, kad mes progresuojam, judam į priekį ir visi rodikliai gerėja. Tai aišku, po truputį visiems gerėja, bet tada, kai išskaidome, išsilavinimą, pragyvenimo lygį, prieinamumą prie šiltų namų šildomų ir taip toliau. Deja, Romai per visus 30 metų ir iki šiol šitose sociologiniuose apklausose ir tyrimuose atsilieka nuo šalies vidurkio 2-3 kartus. Tai vadinasi, kad mes negalime kalbėti apie darnę visuomenę ir sveiką visuomenę, kol grupė žmonių
šiuo atveju tai bendruomenė, kurią jungia etinė tapatybė ir ji visa, tiesiog yra 2-3 kartus toliau nuo to netgi šalies vidurkio gyvenimo. Agnieška, čia gera proga sugrįžti prie diskusijos pradžios. Tai yra, jeigu aš teisingai suprantu, Taboro griovimo argumentas ir buvo tas, kad mes turim tuos skaičius pakelti ir dėl to mes vėlgi tarsi padedame, kaip savivaldybė, padedame bendruomeniai. Ir klausimas, ar tai buvo būtina kaina siekiant, kad tie rodikliai toliau augtų. Nes kaip ir sakė, jie auga, pamažu lėtai, bet kažkiek auga. Bet kaina to, kad kažkokia dalis miesto istorijos, bendruomenės yra ištrinta. Ir ten niekas Romų pačių neklausė, ką jie apie tai galvoja. Taip, pačių Romų niekas neklausė, ką Kristina sakė, kad iš vis anksčiau niekas nesidomėjo tą perspektyvą iš bendruomenės. Labiausiai akcentuotinas yra tikrai tas pats procesas ir jo nehumaniškumas iškraustimo ir nebuvimas jokios moralės ir etikos, kada tu iškraustai žmonės, suteikdamas prieš tai jiem vietą, namus, kurie gali pereiti. O kai, močiutės, kurios išeina žiemą, nes jos į lauką, nes jos namą prieš akis nugriauna buldozeris ir ką jinai gali panešti, tai kelios pagalvės, keli rūbai ir tada jos gyvenimo sąlygos ženkliai suprastėja negu prieš tai netgi Tabore, kur atrodo jau irgi, ir tos sąlygos buvo blogesnis, tai tikrai akcentuotinas, tas procesas ir tos pasiekmes, kur iki šiol valdžios institucijos kaip ir turėtų nenuneikti, kad ne patys Romai atsisakė namų, bet aš bendrai apie tą viziją politikos, tikriausiai horizontali Romų integracijos politika nebus įmanoma, kol tai nepakils į vyriausybės lygmenį. Nes jeigu tik viena ministerija atsakinga, tai aišku, ko kitos ministerijos ir turi prisidėti. Jeigu tai būtų aukštesnės valdžios kaip ir intencija, tas galėtų pagerinti tą koordinavimą ir visų ministerijų tinkamą įsitraukimą. Tai kad tai nugula vienos ministerijos tik rankose ir aišku, žmonėms yra sunku įtraukti kitus, tai yra tikrai labai didelis minusas Romų integracijos plano ir tai parodo bendrą valstybės kaip ir nesuinteresuotumą. Nes jeigu tai būtų tikrai nacionalinis siekis pagerinti Romų rodiklius ir greičiau priartėti prie to šalies vidurkio, tai tikrai labiau koordinuota, centralizuota ta politika yra būtina. Ir mes dažniausiai keliam iš tos akademinės arba bendruomenės pusės, tai yra toks mažas skaičius, kad jam padėti. Kiek Romų Lietuvoje gyvena šiuo metu? Pagal paskutinį surašymą 2251. Tai yra visoje Lietuvoje. Taip, tai tas, tarsi pagalba, resursai turėtų būti gan menki, bet kad tikrai tokį mažą skaičių žmonių labiau įgalint, pastatyti ant kojų, sukurti galimybės, palaikyti juos. Bet dažnai iš politikų yra girdima pusė, kad tai yra per mažas skaičius, kad tas klausimas susilauktų politinio dėmesio. Nes tai yra per mažas skaičių žmonių. Nelaimėsi balsų už. Taip, tai va čia yra šita perspektyvų skirtumas irgi, aš manau, jisai labai neleidžia bendrai apjungti jėgas ir tikrai prioritizuoti šito klausimo, kad išspręsti ir toliau nebeturėti iššūkių ir netgi visos Europos komisijos ataskaitos, kur vis pabrėžia, kad Lietuvoje situacija dar nesikeičia, bet mes galėtume, atrodo, būti pavyzdžių kitom Europos šalim, kaip įmanoma tą padaryti ir kaip įmanoma tas orias sąlygas sukurti mūsų piliečiam. Tai reiktų siekti būti pavyzdžio, o ne tarsi, eiti arba net prisėti tiek ir kitos šalis, kur matom, kur visur problemos su Romais, tai ir pas mus yra irgi, ir tada problema yra nukreipa į pačią bendruomenę, o ne į tikslingos sisteminės politikos naudą ir veiksmingumą. Dėkui, Agnieška. Kristina, aš noriu užbaigti su jumis, nes mūsų laikas į pabaigą. Grįžtam prie Taboro klausimo ir aš noriu vėlgi žvilgsnio kaip iš žmogaus, kuris, kaip sakei, ten užaugai ir daug turi, daugybę atsiminimų ir aš noriu kažkaip, kad pamanytum įžodinti tą praradimo jausmą, kad tu negali ten sugrįžti,
Bet kita vertus, pasakai, kad jūsų šeima augina vaikus ir yra tas argumentas, kad galbūt jiems dabar bus saugiau, gal jų gyvenimas bus kažkuo, nežinau, geresnis negu buvo gyvenimas Tabore. Tai jeigu imant šitas dvi kryptis, ką mūsų miestas prarado ir ką galbūt Romų bendruomenė teoriškai laimėjo, jeigu kažką laimėjo? Tai Romų bendruomenė nelaimėjo nieko, galiu tai pasakyti, nes tikrai prarado tą, kas buvo patys svarbiausias. Žmogui yra patys svarbiausias, tai yra šeima ir namai. O namai ten yra, kur tavo šeima. Tai tikrai iki šiol, jau praėjo nuo močiutės namo nugriuvimo, praėjo daugiau negu 5 metai, tai kiekvieną naktį močiutė verkė. Nes liūdė apie savo namus, nes jinai kaip išėjo, neturėjo kur eiti ir visi tie daiktai dingo, neturėjo kur juos palikti. Ir visa mūsų šeima per visus rajonus dabar yra išmėtyta. Tai aš čia neseniai praeitą savaitę kažkaip tai man toks ir juokas ima. Kalbėjau su močiutė telefonu ir sakau, močiutė, mes jau kaip gadžiai. O gadžiai mes vadinam lietuvius, galima pasakyti, ne Romus gadžiai. Sakau, tik tai galim susitikti savaitgaliais arba per mėnesį vieną kartą. Ir tai mūsų bendruomenė yra labai liūdna tikrai. Nes anksčiau, kai ateidavom po mokyklos arba po darbo namuose, mes visada susirinkdavom visą šeimą, visi kartu, dalinomės problemomis, pasakodavom viens kitam, kad ten kažkokia istorija. O dabar mes kaip gadžiai galima tik tai savaitgalį susitikti. Ir taip būna, kad ir nesusitinkam. Tai tikrai praradome tą vieningą savo aktyvę bendruomenę. Taip, naujai kartai, kurie dabar auga vaikai, jie gauna daugiau socializacijos. Lanka mokyklą, anksčiau nebuvo, kad vaikai lankydavo darželius, dabar lanko darželius. Tikrai yra tie žingsniai į priekį, į gerą pusę, bet pati bendruomenė vis tiek nejaučia save laiminga, galima tai pasakyti. Nes mes neturim tą erdvę, tą vietą, kur mes galim būti savimi. Nes mes gyvenam kiekvieną dieną 2 gyvenimus. Namuose tai yra vienas gyvenimas, o išeinant į miestą yra visai kitas gyvenimas. Ir tu turi elgtis visai kitaip negu namuose. Ir tai yra labai sunku, jeigu iš tikrųjų. Papasakosiu čia trumpai vieną istoriją. Mano teta augina viena 5 vaikus. Ir tikrai vaikai lanka mokyklą, 4 mergaitės lanka mokyklą, 1 berniukas yra suaugęs, jau dirba. Ir kaip augina viena 5 vaikus, jai labai yra sunku. Jis įsidarbino Bolt taksi pavežėjų. Ir čia praeitą savaitę skambino ir pasakoja man. Sako, sėdo pas mane vyriškis, kalba tik tai lietuviškai, jinai kažkiek tai supranta lietuviškai, bet sunkiai kalba, bet kalba. Ir jisai užpuolė ją vos ten nemušti, jinai vairuoja pati, išlaikė teisės, viskas. Ir dirba žmogus, uždirba pragyvenimui, kad vaikus kažkaip tai išlaikyti. Jisai ją užpuolė, vos nemušdamas, kad jinai nekalba lietuviškai. Kad jūs čia čigonai ir tokie, kad tu čia tipo alė dirbi, bet turbūt ir čia pardavinėja Bolt pavežėjų narkotikus. Tai kiekvieną dieną tu įlipus į autobusą arba užeini į parduotuvę, tu visur pajauti tą diskriminaciją. Nes esi tamsus, juodi plaukai, nesvarbu švarus ar nešvarus, vis tiek toks lipdukas užkliotas yra ant mūsų, kad čigonai, tai reiškia ne žmogus. Ir kiekvieną dieną mes jaučiam tą diskriminaciją tikrai. Ir mes negalim mieste save saugiai jaustis. Nes kaip turėjom Taborą, Taborų banką, ten buvo mūsų teritorija ir tikrai mums buvo daug geriau. Nes problema apie kriminalą vis tiek nėra išspręsta. Vis tiek per visus rajonus visko yra, bet vis tiek, kaip ir paminėjot, kad yra kalbama, kad
Romai čia atėjo į tą rajoną ir Romai čia pardavinėjo, nors anksčiau ten viskas taip ir buvo. Dėkui. Labai svarbu išgirsti šitą perspektyvą. Tai yra iš dalies, kodėl mes čia ir susirinkom, kad dabar jau šiek tiek laiko refleksijos pažiūrėti, o kaip mums kaip visuomeniai buvo parduotas Taboro nugriovimo naratyvas ir ko tame pasakojime trūko. Mes kažkiek tai pralaužėm šiandien ir ačiū tau, Kristina, kad čia esi ir galėjai to pasidalinti. Taip pat labai ačiū Simona, Albinai, Agnieška už jūsų perspektyvas, kaip minėjau, iš skirtingų lygmenių. Aš džiaugiuosi, kad mums jiems rūpi šitą temą ir kad laikomės kartu kaip visuomenė ir turim bendrą tikslą. Tai ačiū Žmogaus teisių forumui, kad leidžia susiburti ir einame dirbti toliau. Ačiū visiems už klausimą.